Žiūrėkite, šiandien yra kas? Reikia man pažiūrėti į kalendorių, nes jau nežinau, kokią dieną. Nerašo laikrodis. Vienu žodžiu, man atrodo, šiandien jau yra ketvirtadienis. Vis dar stoviu Vinparke ir vis dar niekas nevyksta. O manęs jau laukia kolega, su kuriuo turim apsikeisti priekavą. Tai kaip čia bus, nežinau. Tai va, mano brangūs žiūrovėliai, aš jau iki ketvirtadienio sėdžiu. Manęs kolega jau laukia, bet ką padarys, yra taip kaip yra. Hebra turi problemų. Aš jau iš čia matau eidamas prie malūno, nes noriu paklausti maždaug 9 valandą, galiu tikėtis būti iškrautas ir pakrautas. Ir aš matau, kad nėra nuėmę visos žvaigždės. Jau čia yra ženklas šiaip dažniausiai, kad kažkas negerai yra, nes šiaip jie viską nuiminėja kartu ir visą žvaigždę padeda ant žemės. Bet vakar turėjo problemų su kranu, tai dėl to viskas taip užsitęsė. Ir iš tikrųjų bėra vienas kranas tik tais. Ai ne, abu stovi, sumelavau. Tai va, einu paklausiu ir žiūrėsim, kas bus, reiks paskambinti į ofisą, padėti ką šnekės, gal liepti palikti priekabą čia, bet kolega taip pat tada iki namų nedavažiuoja. Nu, vienu žodžiu, tai tokios tokėlės. Nu, informuosiu vėliau, kas, kaip, kur, kame ir ką. Ką, naujienos tokios, kad šiandien nieko nevyks, rytoj nieko nevyks, žodžiu, šitą savaitę yra vienoj vietoj ten, kur Sun and Shine. Ir ką, sako, atvažiuoji čia, mes tave iškraunam ir tu gali važiuoti, jeigu tau reikia. Tai va, nes yra per vėjuota. Aš mačiau, kad biškį malūnas per smarkiai sukas, tai turėjau tokį įtarimą, bet galvoju, šiaip Velenui problemos kaip ir nėra ištraukt, nes vėjas pakankamai geras, bet kadangi reikia nuimti sparnus, kadangi reikia nuimti sparnus, tai šiandien yra per vėjota, nes gali sudaužyti ir taip toliau. Nu, sparnas, jis sukas ir daro savo darbą nuo vėjo, ne? Tai va, dėl to. Tai va, aš važiuoju, einu iki fūros, pradedu pamainą, važiuoju, atbului važiuoti nereikės, kaip galvoju, aš galvoju, kad reikės stumtis visą kelią čia atbulą. Pasirodo, ne, sako, nuvažiuosi ir apsisuksi prie kito malūno. Tai yra dar geriau. Tai va, tokios tokelės. Pasisveikinsim su grįžu viešbučiai. Ką, pradėsim pagaliau dirbti. Aš 48 valandas pastovėsiu. This will be your last call. 20 minutes, you're done being
The sound needed renovation. Appreciate your sound needed renovation. The sound needed renovation. Tai, vat, hebrytė, viskas sustojau čia, kur prieš porą savaičių stovėjau savaitgalį Rutjerse. Mano pilotas tikrai cool, nes draugelis to, su kuriuo važiavau prieš 2 savaitės. Tikrai geras pilotas. Apsikeitėm priekabas, matot, čia biški su GoPro pafilmavau, nežinau kiek matysis, kiek ne. Vėl aš labai daug šneku į priekį, tiksliau atsilieku, nes tas video bus anksčiau. Einu miegot, esu pavargęs, nes beveik 10 valandų šiandien atvariau su čiūdais. Daug nepasakosiu, nes nelabai ką yra pasakoti iš tikrųjų ir nesinori pasakoti. Kokių vairuotojų kolegų yra dal pip. Va, ir tai vat, galėjau anksčiau šiandien darbus baigti, bet nebaigiau anksčiau. Ir rytoj kas liks, pradedam 8:30 ryto ir rytoj liks išsikrauti Ispanijai. Tai tik tiek. Ir viso, išsikrauna Ispanijoje, kas paskui toliau bus turbūt nieko, vėl tuščiat gal ginso galvo, kai nesąmonė iki pasikrauti, nesvarbu. Antradienį Prancūzijai važiuoti negalim, mažėsim kaip čia susisuksim, kaip čia kas,
labai tikiuosi, kad rytoj išeis išsikrauti. Labai tikiuosi. Ir viskas. O kai bus rytoj, matysim. Ane? Nu ką, mano brangų žiūrovėliai, pirmadienis iš Autohofo nieko nefilmavau, nebuvo ten ką iš tikrųjų filmuoti. Stovim išsikrovime, kol kas atrodo, kad žmonės juda, viskas ok, bet ar mus iškraus yra klausimas. Nes yra atskira komanda, kurie iškraudinėja mūsų tos reduktorius ir žiūrėsim, kaip čia bus, ar iškraus ar ne. Nes jų fūros šiaip čia dažniausiai būdavo pilna. O dabar yra tas 2 fūras atvažiavusias jų ir pakraudinėja paletas. O tas sandėlys, kur yra reduktorius iškraudinėja, yra tamsu ir yra durys uždarytos. Tai vat. O kai bus, nežinau, greičiausiai būsim strigę dar 2 dienom dėl tų visų Halloweenų, išeiginių ir taip toliau. Tai vat. Jeigu bus kažkokių naujienų, tai išlysiu vėl. Nu ką, brangus mano žiūrovėliai, išsikrovėm visgi šiandien Ispanijai, kaip ir sakiau, ryte, kaip minėjau, jeigu kažkas bus, išlysiu. Išsikrovęs nebelindau, išsikrovimį nefilmavau, nes ten nėra ką filmuoti, tiksliau jau buvau biškį filmavęs. Tai stovim čia netoli Peirės parkingo. Rytoj visą dieną prastovėsim ir 10 valandą vakaro kilsim. Ir jau šausim 10 valandų. Kiek davažiuosim, tiek davažiuosim, pauzytę ir paskui viskas. Pauzė, vokiečios kraunamės, vėl reduktorių. Man yra Rostoko, kur kolega, aš nežinau. Greičiausiai, kad irgi yra Rostoko. Tai va, išsikrauti ir viskas, ir savaitgalis. Tiesa, man dar reikės duoti priekabą ir pasiimti savo. Tai vat, ir viskas. Ir visas naujienos. Tai nelabai turiu ką parodyti, iš tikrųjų. Biškiai buvo Vin Parko, kai važiavau, tai gal šiek tiek įdomiau, o dabar nelabai turiu ką papasakoti, tai gal bus kontento geresnio kitą savaitę. Žiūrėsim, kaip čia bus. Dar dirbu prie vieno video, tai reikia užbaigti pagaliau. Ir tada žiūrėsim, susikelsim šitą, kas čia gausis iš šito ir bus matyti, kas gausis. Bus matyti. Jeigu patinka, spauskit laikiuką, kas neužsiprenumeravę, būtų labai smagu, jeigu paspaustumėt subscribe mygtuką. Va, tai ką, važiuojam.